Naujausios ir operatyviausios žinios iš Druskininkų krašto. www.manodruskininkai.lt. Praėjusią savaitę Druskininkų atgimimo mokykla organizavo karjeros dieną, kurios metu visiems mokykloms 5–10 klasių moksleiviams pamokas vedė ne mokytojai, o svečiai, įvairių profesijų ir specialybių atstovai, kurie dalinosi gerąją patirtimi, pasakojo apie savo profesinę veiklą, sėkmę ir darbo pobūdį, bei atsakė į moksleivių užduotus klausimus. Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje. Būtent šiuo laikotarpiu formuojasi asmenybės profesinis kryptingumas, priimami pirmieji karjeros sprendimai ir kaupiamas žmogiškasis kapitalas. Būtent todėl mokyklos bendruomeniai ir kilo idėja suorganizuoti moksleiviams karjeros dieną. Idėja nėra nauja, anksčiau esam darę panašiai, tik tai niekada nesam pakvietę tiek daug įvairių profesijų žmonių į mokyklą vienu metu. Mes turime 19 klasių komplektų čia šitame pastate, 5–10 klasių, ir tiek svečių esam pasikvietę. Jie atvyko papasakoti apie tai, kokia jų profesija, kaip jie ją pasirinko, kuo jiems įdomi, kur reikia stoti mokytis, norint ją įsigyti, ką reiškia būti tos profesijos atstovų. Tai yra, vaikams yra galimybė pačiupinėti tą profesiją iš arti ir aišku, kad bus kita galimybė nuvykti į pačias įmonės, organizacijas, į tėvų darbo vietas, pamatyti visą tai iš arčiau, kadangi labai svarbu, kad vaikas iš anksto nuo pat mažų dienų mokytųsi, žinotų, kad tų specialybių yra įvairiausių. Ir nuo to, kokią jis ją pasirinks, labai svarbi yra jo gyvenimo sėkmė. Šįmet susirinko kaip niekad gausus karjeros dienos svečių būrys. Gidė Aušra Česnulevičienė ir baldininkas Tauras Česnulevičius, Druskininkų kultūros centro direktorė Rimutė Vinerskaitė, mokymosi strategijų kūrėjas Almantas Šarakojis, dailininkas Alfonsas Šuliauskas, Druskininkų miškų urėdijos urėdas Zigmas Naujokas ir daugelis kitų. Šiandieną karjeros dienose pristačiau savo hobį, penktokam, tai yra atminties lavinimas, kuris siejasi su efektyvesniu mokymusi, kad efektyviau mokytųsi ir lengviau išlaikytų egzaminus ateityje, tikiuosi. Ir kaip jiems sekėsi klausytis ar atidžiai, kaip manai, jie sužinojo daug įdomių dalykų? Taip, jie sužinojo, daviau patarimų, kaip efektyviau mokytis. Kartu išbandėm tam tikrą sistemėlę, įsiminti žodžius. Įsiminė dvigubai daugiau žodžių, negu šiaip žmogus vieno kartu gali įsiminti. Tai, manau, pavyko. Moksleiviai artimiau susipažino su įvairiausiomis profesijomis ir iš pirmų lūpų išgirdo, kaip siekti savo tikslų ir nebijoti iššūkių. Lankiausi miškininkų paskaitoje, sužinojome, kaip yra sodinamas miškas, kaip jis yra ruošiamas dirva, ką veikia miškininkas, kas sudaro miškų urėdiją, kaip yra gesinami gaisrai ir koks būtent yra miškininko darbas. Kad miškininkas ne tik vaikšto po miškus, bet taip pat juos stebi bei sėdi kontoroje. Tai sužinojai daug naujų dalykų? Taip. Kodėl pasirinkai šią pamoką? Todėl, kad manau, kad miškininko darbas yra vienas svarbiausių, nes tai, jeigu nebūtų, tarkime, miško, būtų daugelis potvynių. Renginys suteikė mokiniams žinių ir ne vieną paskatino atsakingai pasverti savo galimybės, pažinti ir atrasti save, susimastyti, ko nori, ką gali ir kaip viso to pasiekti. Mokiniai galėjo pabendrauti su įvairia auditorija, padiskutuoti apie karjeros galimybės, išsakyti savo nuogąstavimus, sužinoti daugiau apie profesiją iš ją dirbančio žmogaus. Naujausios ir operatyviausios žinios iš Druskininkų krašto. www.manodruskininkai.lt